Šiandieną toks techninis susitikimas, atsakymai į klausimus ir, apskritai pristatymas paties įrankio, ar ne? Tai dirbsime gyvai su pačia programa, žiūrėsime, kaip tai veikia, žiūrėsime, kokios galimybės yra iš moksleivio perspektyvos ir iš mokytojo perspektyvos. Tai jeigu aš kažkur nuskubu, jeigu kažkur norite sustoti, tai pasižymėkite tas vietas ir po to, kai jau bus klausimai, galėsite tikrai juos užduoti, pasistengsime atsakyti, kiek galima išsamiau. Taigi, kas yra tas Skulsi ir apie ką jisai, ne? Paryšius yra pagrindinis Skulsi langas. Pradėsime nuo mokytojo perspektyvos ir apskritai susipažinsime su tuo, kasgi apskritai Skulsija yra. Tai kaip matote, Skulsija yra mokymosi disciplinos ir jos yra išskirtos į dvi skirtingas kategorijas. Lietuvių kalba. Ne, aš esu priskirta kaip visų disciplinų mokytoja, tai paprastai savo discipliną mato tik tai tie mokytojai, kurie yra tos disciplinos mokytojai. Matematika, anglų kalba, ne, yra navigacija per viršutinę panelę, taip pat yra socialiniai mokslai ir humanitarika ir gamtos mokslai ir technologijos. Integruotas kursas šiuo metu yra kuriamas, tai šiuo metu prieigą turi tik tai mūsų patys pirmieji vartotojai, tai kol turinys bus visas sudėtas taip, kaip mes norime ir kaip įsivaizduojame, tai šiandien dalinamės lietuvių matematiką ir anglų kalba ir tokia kaip ir pilotinė versija ir tai iš ko tai susideda. Pirmiausia, pagal atnaujintas bendrasias ugdymo programas mes turime pasikeitusias tokias sritis, ar ne, jos koreliuoja su tuo, kas buvo anksčiau, tačiau atpažinsite, kad tekstų suvokimas, kalbos pažinimas, kalbėjimas ir klausimas, tekstų kūrimas kaip didelės dalys. Skulsi platformoje mes nedirbame, turinio neskirstome klasėmis, pirmiausia dėl to, kad turinys yra perkonstruotas kitų aspektų. Tai reiškia, kad klasės yra, ar galima jas matyti, bet turinio aspektu, jeigu pradėtumėm nuo turinio, turinys yra suskirstytas į bazinį lygį, į pagrindinį lygį, aukštesnį lygį ir papildomas temas. Ką tai reiškia ir kodėl buvo priimtas toks sprendimas? Kai pradėjome mąstyti apie tai, kas yra sėkmingas išmokimas, ko reikia kiekvienam moksleiviui, kur yra slenksčiai, patenkinamas, pagrindinis aukštesniai lygmenis, mes vis dėlto išskyrėme, supratome, kad viena vertus tiek slenkstinis, tiek patenkinamas yra labai tokie terminai, kurie neparodo to esmės, ar ne, ir netgi atnaujintosios bendrusios programos yra parašytos taip, kad jose labai daug paaiškint parašyta, ko vaikas nemoka ar negali, ne? Tačiau jeigu iš esmės pažiūrėtumėme apie tai, kas yra svarbu, ar ne, tai mums yra svarbu, ką vaikas moka ir gali. Taigi, bazinis lygis atitinka 4, 5, max 6 balus ir atitinka 10-oko lygį. Ir šiandieną yra nauja suprasti, kad ugdymo turinys yra ir specialiai klasiai, ir bendrai pakopai. Ir nesileidžiant į gilės detalės, kaip tai yra sudėliota, ar ne, tai, ką svarbu matyti mokytojui, yra bazinis lygis, yra štai tokios temos, moksleivis jas išmokęs, surinkęs tiek ir tiek taškų, gali judėti į aukštesnį lygmenį. Tai reiškia, kad jeigu tekstų kūrime rašiniai, praktinis rašymas ir teksto kūrimo gebėjimai, ar ne, yra temos, kuriuose moksleivis pasiekia bazinio lygio gebėjimus, tai pagrindinėme lygyje tai jau bus sudėtingesni, ar ne, tai jau bus sudėtingesni turiniu ar platesni savo aspektu tiek gebėjimai, tiek pačios užduotis, ar ne, keičiasi, jau atsiranda esė, atsiranda sudėtingesni motyvaciniai laiškai, ne paprastesnis kontekstas ar sudėtingesnis kontekstas, iki aukštesnio lygmens, kur, pavyzdžiui, motyvacinis laiškas jau rašomas norint stoti į universitetą. Tai reiškia, kad kompetencija yra ugdoma nuo pačios bazinės, nuo to, ko reikės kiekvienam žmogui, kuris baigia mokyklą, iki sudėtingesnės. Tai kas yra kompetencijos viduje?
jeigu mes pasižiūrėsime ar užduoties viduje, jeigu pažiūrėtumėme į vidų, mes pamatytumėme, kad jinai yra sudaryta iš, taip, man atrodo, šitą pažiūrėsime per moksleivio perspektyvą. Per moksleivio perspektyvą grįšime štai į lietuvių kalbą, nes moksleiviai mato tą patį, tik jie negali vertinti, negali tam tikrų funkcionalumų. Ne? Bet jeigu grįžtumėm turinio aspektu į štai tekstų kūrimą, sampratojimo rašinys laisva tema, ar ne, tai moksleivis randa jam patiktą teoriją, ar ne, tiek vaizdo pamoką, schemas, algoritmus, tai čia yra visa teorinė medžiaga. Medžiaga, kurią galima pasižiūrėti tiek vizualiai, tiek galima atsisiųsti, naudoti kaip mokomąją medžiagą. Ir galvojant apie įvairius moksleivius, mes suprantame, kad vienam yra aiškesnė viena medžiaga, kitam yra aiškesnė kita medžiaga. Schools siekia pateikti kiek įmanoma daugiau skirtingų formatų, kiek įmanoma daugiau skirtingų mokymosi būdų tam, kad moksleivis, tas kurias, pavyzdžiui, patiria sunkumų skaitydamas, galėtų klausyti. Tas, kuris turi pritaikytą programą, nes turi dislaliją, jam paprasčiau suprasti schemas. Ar ne? Tai toks versatilus įrankis, kai protingai naudojantis, galima atliepti tikrai labai daug mokinių poreikių. Praktika yra ta vieta, kur moksleiviai gauna užduotis ar šablonus, ar medžiagą, kur, na štai šiuo atveju tuščias schema atsisiųsti ir atsispausdinti, atsiskaitimas. Yra vertinimas, moksleivis mato, kiek taškų jam yra skirta, ir atsiskaitimo pats algoritmas, ką reikia padaryti, kokie yra žingsniai atsiskaitimo ir kaip kokybiškai judėti to atsiskaitimo link. Jei moksleivis pradeda mokytis ir jis patiria iššūkių ir sunkumų, nepamirškime, kad tai yra savivaldaus mokymosi linija. Tai reiškia, moksleivis atsidarė teoriją, pats mėgina ją suprasti, mėgina skaityti, mėgina klausyti, mėgina derinti skirtingus mokymosi būdus. Ir kai susiduria su iššūkiu, jisai spaudžia mygtuką konsultuotis, o mokytojas gauna pranešimą, kad štai tas moksleivis šiuo metu patiria tam tikrų iššūkių ir jis norėtų pasikonsultuoti. Ateina pasikonsultuoja, jūs padedate jam suprasti to, ko jis nesupranta, ir jis grįžta mokytis toliau. Tai atsiskaitimas mes labai rekomenduojame, nors yra ir dalinis atsiskaitimas, yra galimybė teikti dalinį, dar medžiagą mokytojui, ar ne, tai pavyzdžiui šiuo atveju yra rašinio taisymo rašymo algoritmas ar nepridėtas, kur mokytojai gali tiesiog naudodamiesi šiuo algoritmu sekti ir padėti moksleiviams rašyti. Tai jeigu pažiūrėtumėm į kitą mokomąjį dalyką, pavyzdžiui matematikos, kokią, nežinau, natūraliųjų skaičių dalybą. Tarkim, pasižiūrėtumėm temą, tai irgi iš moksleivio perspektyvos tai tikrai geriau matysis, dėl to, kad čia vis dėlto yra kūrėjo langas, ar ne, tai truputį kitaip. Taigi, kur mūsų? Natūraliųjų skaičių dalyba. Tai ir vėl. Video pamokos sudėtos, tai kaip matote, moksleivis tikrai gali angliškai pasižiūrėti, tie, kam angliškai yra geriau, kam lietuviškai, paskaityti viešai prieinami šaltiniai čia, tai jau jų yra pakankamai sukurta, jie tiesiog yra surinkti, sudėti į vieną vietą, kad moksleivis galėtų tą mokytis. Praktika. Tai yra pateiktos užduotis, moksleivis gali atsisiųsti užduotis. Na štai atsisiunčia užduotis, matosi kokia tai tema, koks lygis, kokia potėmė ir sprendžia tas užduotis. Tai mokytojui nebereikia galvoti užduočių, mokytojui nereikia ruošti pamokų, mokytojas tiesiog tampa tokiu kaip ir ugdymosi vadybininku. Atsiskaitimui vėl viskas aišku, paaiškinti žodžius, atsakyti klausimus, konspektas ir testas. Ar ne? Moksleivis taip pat gali atsisiųsti bandomąjį testą. Ir taip pat yra patikti bandomojo testo atsakymai. Kodėl? Todėl, kad moksleivis nebelieka prasmės nusirašinėti. Suprantat? Kadangi atsiskaitimas nutinka tada, kai tu nusprendi, kad išmokai temą. Tu pasidarai bandomąjį testą, tu turėjai praktikos galimybių, tu susipažinai su teorija. Ir kai esi išmokęs, šiuo atveju, sakykime, paspaudžiu aš, kad pradėjau mokytis, čia konsultavausi, siunčiau užklausą, dabar paspaudžiu atsiskaityti temą, mokytojas gavo pranešimą, kad moksleivis yra pasiruošęs atsiskaityti temą ir gali sakyti, jeigu prisijungčiau prie mokytojos perspektyvos, medžiagoje mokymui yra įdėti testai atsiskaitimui ir atsakymai. Pirmas variantas
antras variantas ir tokiu būdu galim kiekviena tema yra paruošta taip, kad moksleivis galėtų tiek savivaldžiai mokytis, tiek gauti tikslinę pagalbą tuo metu, kai jam reikia, o ne tada, kada jūs dėstote temą. Ir kas yra labai labai svarbu, yra gabalėlis, kuris vadinasi metų planas. Tai apie ką yra metų planas? Metų planas yra sudėliojamas pagal moksleivio pirminę diagnostiką. Tai reiškia, kad nebėra melo. Nebėra tai, kad 7 klasėje tu mokaisi 7 klasės kursą, nors realiai esi 3-okas. Ir nemoki nei 4, nei 5, nei 6 klasės pamokų. Ar ne? Realiai nebėra melo ir į kitą pusę, kad tu esi 7-okais, mokasi 7 klasės turinį, nors anglų kalba kalbi praktiškai C1 lygmenių, bet vis dar tau reikia mokytis B1, vien dėl to, kad dabar netgi A2 7 klasė, ar ne? Vien dėl to, kad tu esi tokio amžiaus, ar ne? Ir atsiranda galimybė kiekvienam moksleiviui mokytis pagal savo lygį. Taigi pirmas žingsnis yra padaroma diagnostika. Šiandieną jinai dar darome išorinėje platformoje, tačiau yra šiuo metu programuojama, kad irgi vyktų viduje. Ir po diagnostikos yra suvedami vertinimai. Tai jie automatiškai atsiranda, mokytojui to nereikia daryti, to pasirūpiname mes. Ir matome moksleivio, tarkim, grįžtame į lietuvių kalbą ir matome, kad moksleivis tam tikras temas moka, yra atsiskaitęs, o tam tikrų temų nėra. Pažiūrim, kągi šitas moksleivis yra atsiskaitęs. Reikim. Nes tai, štai pavyzdžiui, jeigu tema yra atsiskaityta, yra ženkliukas, kad atsiskaityta ir matosi, kad yra žalias. Lygiai taip pat matosi, kiek taškų viršuje, kiek yra surinkta. Moksleiviai keliasi savo asmeninius tikslus tiems metams. Yra metų plane, matosi bendras taškų skaičius, bendras progresas ir taip pat yra galimybė judėti per mokslo metus, vadinasi, išlieka ilgalaikiai duomenys. Tai jeigu aš sausio mėnesį štai turiu tokį planą, tam planui, vadinasi, jeigu aš įgyvendinu kaip moksleivis šitą planą, aš pasieksiu savo rezultato. Jeigu šitame sausio mėnesio plane pasibaigs mėnuo, o aš vis dar neįgyvendinęs tam tikrų temų, tos temos automatiškai persikelia į kitą mėnesį. Ir iš mokytojo perspektyvos aš susirandu moksleivį. Na štai, aš matau visą klasę, galiu pasirinkti klasę, su kuria aš tuo metu dirbu, galiu pasirinkti ataskaitą atsisiųsti ar ne, visos klasės, kiek per savaitę taškų, kiek kas surinko per mėnesį taškų ir panašiai, yra konvertavimo lentelės į pažymius ir labai aiškiai galima matyti kiekvieno vaiko individualią pažangą realiuoju laiku. Na, susiraskime mūsų moksleivį, ieškokime čia testas, kur yra mūsų testas, taip. Ir peržiūrėti moksleivį, aš matau moksleivio visą išklotinę. Pirmiausia, atsiduriu jo metų plane, bet lygiai taip pat galiu judėti per visą jo paskyrą. Ir kaip matote, atsirado iš mokytojo perspektyvos naujas mygtukas. Ir naujas mygtukas yra pridėti temą. Tai jeigu aš noriu pridėti temą, aš tiesiog paspaudžiu mygtuką ir suprantu, kad tam moksleiviui atėjo laikas parengti knygos pristatymą. B1, knygos pristatymas, paspaudžiu ir tema automatiškai atsiduria moksleivio metų plane. Iš metų plano taip pat galiu irgi nukeliauti, pasižiūrėti, štai tema atsiskaityta, ne? Pasižiūrėti, kaipgi sekėsi moksleiviui tą temą atsiskaityti. Matau, kad štai buvo įdėta vaizdo įrašai, ką pažiūrėti, lietuvių ir anglų kalbom, paskaityti iš mokyklos, straipsnį paskaityti, kas nori daugiau pasimokyti, praktikos rekomendacijos parašytos, ar ne? Ir atsiskaitimas, buvo algoritmas, kaip atsiskaityti, buvo pasiūlytas variantai ar ne, žingsniai, kuriuos reikia atlikti. Na ir žiūrime, kaip sekėsi. Ir mes matome, kad pradžioje gavo 3 taškus iš 24, turinys buvo tinkamas, taisyti struktūrą, žiūros taškas, kas tekstą padaro laišką. Ne? Komentaras kitas. Darbas pataisytas, neatnaujinus teorinių žinių, dar kartą peržiūrėti teorinę medžiagą ir padaryti konspektą. Puikus konspektas ir tinkamai pataisyta struktūra. Šaunuolis. Toliau taisome kreipinių skyrybą. Išmok temą, kreipinys ir tiesioginė kalba, pridėjau tavo metų planą. Pagal atnaujintą žinias pataisyk kreipinio skyrybą. Tai mes, kai teikiame grįžtamąjį ryšį moksleiviui, kaip matote, šitoje vietoje yra
toks vienos klaidos principas, ar ne, kad padedame moksleiviui suprasti, kas yra negerai vienoje vietoje ir yra taisomas darbas tol, kol vis dėlto jame nelieka ne vienos klaidos ir aš galiu skirti 24 taškus iš 24. Puikiai padirbėjai, tavo darbe nebeliko ne vienos klaidos, pakeliui atsiskaitimą išmokai naują kalbos pažinimo temą, ugdėsi darbo taisymo įgūdžius, mokysi atkaklumo ir konspektavimo, didžiuoju su tavimi. Tai šitoje vietoje ir yra galimybė iš tikrųjų teikti grįžtamą į ryšį kiekvienam vaikui. Tai jeigu mes teikiame grįžtamą į ryšį kiekvienam vaikui, konsultuojame kiekvieną vaiką, ar ne, tai kaip tada keičiasi darbas klasėje. Na, vienas iš dalykų, ką reikia, aš dabar trumpam išjungsiu dalinimąsi. Gerai, tai tam, kad galėtumėme suprasti, tai keičiasi pats darbo klasėje metodas. Ne? Jūs turite tas pačias 5 pamokas, tačiau ką veikiate per tas 5 pamokas, truputį keičiasi į kitą pusę. Pagal savivaldaus mokymosi metodiką, vienas iš svarbių aspektų yra rasti balansą tarp to, kiek mokinys gali pats ir tarp to, kiek jam reikia pagalbos. Ir jeigu mes mąstome per šitą žiūros tašką, darbas klasėje truputį veriasi į kitą pusę. Tai mes periname ne prie mokymo, ne prie frontalaus mokymo. Nesakau, kad to nelieka iš viso, ne? Tačiau tas frontalus mokymas, kai jūs mokote pamokos, kai dėstote temą ir panašiai, jisai labiau yra epizodinis, o ne kasdienis darbas. Tai darbas klasėje, kuris yra kasdienis, yra daug labiau konsultacijų pobūdžio. Tai jeigu turime 5 savaitinės pamokas, labai ramiai 3 savaitinės pamokas kiekvienas moksleivis gali dirbti pagal savo individualų planą. Tai jeigu aš klasėje turiu 30 vaikų, skyriau laiko, sudėjau jų asmeninius planus, kurie yra logiški, nuoseklūs ir mes tikrai dar taisome asmeninio plano kūrimo funkcionalumą, bet netgi tokiame plane, kaip yra dabar, per mėnesį mokytojai, kuri turi 65 moksleivius, tai užėmė 2,5 valandos per mėnesį. Tai jūsų darbas pasiruošimo susitraukia visiškai, ne? Ir jeigu tą darytumėm dar kartu pasisodinę moksleivį ir pasikonsultuodami skirtumėm 10 minučių vienam moksleiviui, tada jau būtų toks prabangesnis variantas, ar ne? Tačiau iš to taško, kas nutinka? Kai sudėliojame planus, kiekvienas vaikas eina, paspaudžia mygtuką į tą temą, kaip rodžiau, ir dirba pats tą temą. Tai reiškia, 30 vaikų klasėje gali mokytis 30 skirtingų temų. Kur yra iššūkis mokytojui? Iššūkis mokytojui yra, kad kai jūs pamatote, kad užsidegė varpelis, kad konsultacija, ar ne, toks ir toks vaikas paprašė konsultacijos, tai jūs sakote, ateik, viskas tvarkoj, ateik, matau, gerai, ateik prie suolo gyvai, ar ne, tai yra gyvas kontaktas. Ir tada, kai vaikas ateina, ar ne, su savo kompiuteriu, ar su planšete, ar su popieriaus lapeliu, nes naudoja dvigubą medžiagą, tai jūs teikite konsultaciją išsiaiškindami, kodėl moksleiviui nepavyko to padaryti savarankiškai. Jūs nebemokote tiesinių lygčių, jūs nebemokote, kas yra pusdalyvis, jūs nebemokote, kas yra past participle, jūs mokote, mėginate išsiaiškinti, kodėl vaikas negalėjo to paimti pats ir padedate jam. Tai iš esmės tai yra metodinė pagalba. Tai yra metodinė pagalba, bet ją gali teikti tik tai dalykininkas, todėl kad jis iš esmės supranta, kokios metodikos tas dalykas reikalauja. Skulsi taip pat įgalina matyti, kurie vaikai mokosi kurią temą. Ir taip. Ir jeigu aš matau, kad yra keletas moksleivių, kurie mokosi tą pačią temą, ir tą matau, tuoj pademonstruosiu. Taip, grįžtame.
Aš manau, kad nes čia yra sukurti dirbtiniai duomenys, tai gali būti, kad ir nepaspaudžiau aš šito funkcionalumo. Gali būti, kad šiuo metu negalėsiu jums parodyti. Bet negi nėra. Gerai, tai vienu žodžiu, čia matosi šiuo metu mokosi kiek moksleivių, ne? Kiek moksleivių mokosi šią konkrečią temą. Tai jeigu aš matau, kad šiuo metu, sakykime, prieveiksmis bazinio lygio temą mokosi 6 moksleiviai, tai man niekas nedraudžia paprašyti tų 6 moksleivių prisėsti prie vieno stalo ir prie jų prieiti pakonsultuoti juos visus bendrai. Ar padaryti jiems 10 minučių tokį startinį akcentų sudėliojimo sesiją, ar ne, ką aš sakau, atkreipkite dėmesį į šitą, atkreipkite dėmesį į šitą momentą ir toliau paleisti juos vėl dirbti savarankiškai. Tačiau metodas, tas grupinės konsultacijos metodas, jis yra daug veiksmingesnis, jeigu matome, kad moksleiviai užstrigo kažkokioje konkrečioje vietoje ir keletas moksleivių nutiko vienu metu. Tai iš esmės pagrindinis principas yra efektyvus mokytojo laiko naudojimas. Ne? Tai arba aš padedu konkrečiam vaikui, arba jeigu aš antrą kartą jau konsultuoju, trečią kartą konsultuoju to pačiu klausimu, reikėtų kelti savo klausimą, ar ne, ar aš nešvaistau savo resursą. Ne? Ir tokiu atveju pasižiūrėti, kiek iš tikrųjų moksleivių mokosi. Šiaip prieš pamoką yra labai sveika pažiūrėti, kurias temas moksleiviai mokosi šiuo metu daugiausia moksleivių mokosi, ar ne, paplanuoti, kad galbūt tie moksleiviam reikalinga kažkokia įžvalga, tokia proaktyvi, o ne reaktyvi įžvalga iš mokytojo. Tai keičiasi darbas klasėje, taikant, jūs turbūt gerai atpažįstate, kad korepetitoriavimo strategijas. Ir pagalvokime, kaip jaučiasi mokytojas korepetitoriaudamas. Taip, kai ateina vaikas, kai jisai pats klausia, kai jam pačiam įdomu, kai jis pats, net jeigu jam nepatinka, bet jisai siekia rezultato, jis randa tą vidinės motyvacijos tašką, nes tai nebėra apie jūs. Ir tai net nebėra apie pažymį. Tai yra apie darbo atlikimą iki galo. Bendrosiuose ugdymo programuose didžiosiomis raidėmis turbūt prie kiekvieno dalyko parašyta kompetencija, taisyti darbą pagal grįžtamą į ryšį, koreguoti darbą, atsižvelgus į grįžtamą į bendramžių pedagogų ryšį, įvesti pataisimus ir panašiai. Tai labai svarbi kompetencija, kurios mes negalime ugdyti, nesudarydami galimybės tai kompetencijai augti. Ir tai yra labai nauja kompetencija. Vaikai yra įpratę, parašykit 4 ir koks skirtumas, viskas bus gerai. Tai šitoj vietoj mes tikrai dirbame nuostatų lygmenį, ar ne? Pirmiausia, tai nėra atsitraukimas, tai yra, žiūrėk, tau reikia šitai temai 2 valandų, kitam žmogui, kad išmoktų šitą temą, reikia 2 dienų, trečiam žmogui reikia 2 savaičių. Tiesiog jūs visi išmoksite šitą temą vienodai, tačiau jums užtruks skirtingą laiką. Tai reiškia, per laiką jūs surinksite mažiau taškų arba daugiau taškų, priklausomai nuo to, kaip efektyviai gebate mokytis. Tai iš esmės tai yra kompetencijomis grįstas ugdymas. Iš esmės tai ir yra didelis lūžis dopamino kartai, kuri nori tik tai greito rezultato ir gero rezultato. Ir ne veltui dabar per visas medijas skamba netitikimas mokytojo parašyto pažymio ir egzaminų rezultato. Ne? Ir tai, kad mes pasiduodam, mes nenorim kovoti tų bereikšmingų kovų ir parašom, im kiek nori ir turėk ir tak, palik mane ramybėj. Tai šitoj vietoj yra ne apie tai, čia yra apie kokybę. Čia yra apie mažiau yra daugiau. Vaikas, kuris parašė rašinį, kuriame nėra nė vienos klaidos, kuris jį taisė vidutiniškai, nežinau, 8, 15, iki 20 kartų, yra daug vertingesnis negu 10 rašinių parašytų 4. Formuojasi visiškai kitoks santykis su tekstu, visiškai kitas santykis su teksto kūrimu, visiškai kitas santykis su argumentavimu, visiškai kitas santykis su darbo atlikimu bendrai. Tai iš šito žiūros taško, ar ne, mokytojas irgi yra atpalaiduotas, turbūt pirmą kartą atpalaiduotas nuo to, kad jis atsakingas už vaiko rezultatą. Jis atsakingas už vaikui sudarytą adekvatų planą. Viskas. Jis atsakingas po to už tai, kad tam vaikui padėtų, ne, ir
ką matau pradžioje, ar ne, ir kuo dalinasi pedagogai, kurie pradėjo dirbti su Skulsi platforma, yra, kad tikrai vaikai neturi įgūdžio prisimti atsakomybę už savo mokymus. Jie neturi tokio įgūdžio, nesupratau, einu klausiu. Ir šitoje vietoje tikrai dar pionieriams tikrai reikia padirbėti su tuo, kad dabar visi ateina su klausimais, dabar aš eisiu prie kiekvieno, pasiruoškite klausimus, ar ne? Ir stebėti klasę, kai kas nors pradeda sėdėti ir žiūrėti į debesis, ar ne? Ir sakyti, ei, apie ką tu, matau, kad tu nebedirbi, kaip tau galiu padėti. Ir kaip tai keičiasi mokykloje. Ne? Nors pusmetį atsiranda bendras pažymys, ar ne, o ką rašyti į tamo, kaip vertinimą organizuoti ir panašiai. Tai mes, kadangi vertinimo aprašas yra kiekvienos mokyklos vidinis dokumentas, tai mes esame parengę šablonus, juos tiesiog reikia pasitvirtinti mokyklos viduje, prie vidinės vertinimo tvarkos aprašo pridėti. Ir ten yra konvertavimo lentelės, visa motivacija apie tai, kodėl pasirinkti tokie sprendimai. Jeigu mes pasižiūrėtumėm iš psichologinės pusės, tai taškų rinkimas ir kaupimas yra tokia tikrai labai bazinė žaidybinimo funkcija, kai mes suprantame santyki tarp augančių taškų ir mano kylančios kompetencijos. Ne, tai nebėra atsitiktinumo ar sėkmės momentas. Ir savaime suprantama, kad moksleivis, kuris mokosi baziniu lygiu, tebūnie 9, 10 klasėje, ar ne, jisai siekia tik tai 4, jis nori išlaikyti pupą, jis nori tiesiog išeiti žmogus iš mokyklos, kuris geba argumentuotai, nuosekliai, paprastas mintis dėstyti, ar ne? Tai šiuo atveju irgi, jeigu pažiūrėtumėm į literatūros kursą, kuris yra skirtas baziniam lygiui, ar ne, tai viskas yra sukonstruota taip, kad mokinys galėtų tai paimti, ne, jau yra pritaikyta. Tai reiškia, kad mes individualizuojame jau diferencijuotame turinyje. Individualizavimas padengta, diferencijavimas padengta, vaiko individuali pažanga padengta, grįžtamasis ryšys, individualus, ar ne, per komentarą, aš neberašau pažymių, aš skirdama taškus parašau sakinį kitą, ar ne, padengta. Tikslinį pagalbą moksleiviui padengta. Ne? Aš padedu jam čia ir dabar, kai jam reikia. Ne? Tai tiek moksleiviams su specialiaisiais ugdymo poreikiais, tiek moksleiviai su ypatingais ugdymo poreikiais, tiek moksleiviai, kurie tiesiog yra skirtingi. Ar ne? Tai galima naudoti Skulsi tiesiog kaip elektroninį vadovėlį. Bet tai nėra idėja, su kuria šitas įrankis sukurtas. Idėja, su kuria šitas įrankis sukurtas, yra sutaupytas mokytojo laikas. Nuo neefektyvios formos aiškinu visai klasiai suprantama ne 15%, pereimas prie kiekvienam kalbų taip, kaip jisai supranta. Ir mokytojai tikrai turi tą talentą ir gebėjimą suprasti vaiką. Jie žino, kad Petriukui reikia pasakyti, ieškai žodžių, kuris atsako į klausimą ką. O Antanukui galima sakyti, ieškai vienaskaitos galininko galūnės, ten yra 3 klaidos, ne? Šitame darbe, kurį tu parašai. Ne? Ir tiek ir vienas, tiek ir kitas kokybiškai pajudės pirmin. Bet jeigu mes prieš visą klasę stovime ir sakome vienaskaitos galininkas, tai didžioji dalis vaikų jau yra ne su mumis, nes jie jau pasiklydo žodėje galininkas. Ar ne? Jeigu yra kažkokia metodinė jeigu mes su visa klase filmuką žiūrim, kažkas jau tą filmuką matęs, kažkas to filmuko net nesupranta, kažkam tas filmukas per sunkus, kažkam tas filmukas per lengvas. O dabar kiekvienam, kas nori žiūri ant dvigubo greičio, kas nori susilėtina, kas nori sustabdo, atsuka, pažiūri iš naujo. Tai yra mokytojas vaikui, ne mokytojas vaikams. Ir kaip suspėti 30 vaikų per vieną pamoką, mes turime pradėti galvoti apie laiką ne kaip apie 45 minutės, o apie laiką kaip metai, apie laiką kaip semestras, apie laiką kaip mėnuo ir apie laiką kaip savaitę. Ne? Ir iš esmės, ką pati liudiju, kaip aš, kai dirbu, ką matau, tai yra, kad kai kurie moksleiviai tikrai labai kokybiškai gali dirbti savarankiškai ir jie turi, nežinau, mokydamėsi temą 2 klausimus. Tai reiškia, temą mokėsi, sakykime, 4-5 pamokas ir turėjo per tą laiką 2 klausimus. Ir yra vaikai, kurie pasiema vieną temą, mokosi ir per pamoką turi 3 klausimus. Tai aš jokiomis kitomis sąlygomis negalėčiau atliepti šito poreikio. Jokiomis kitomis sąlygomis.
vienam 2 kartus paaiškinti, kitam 3 kartus paaiškinti, tada suprasti, kad šitas gali paaiškinti tam, šitos 2 suvesti ir šitos 2 pasodinti kartu ir panašiai. Yra labai daug strategijų ir labai daug variantų, ką galima daryti, tačiau, na, čia jau toksai pedagoginė diskusija ir aš net nebejoju, kad pedagogai dirbantis, jie atranda dar ir savų strategijų ir savų taikymo galimybių. Tai, bet jeigu žiūrėtumėm į patį principą, tai yra keletas labai svarbių aspektų. Darbas atliekamas iki galo. Tai reiškia, net jeigu tai labai maža užduotis kaip SMS žinutės rašymas ar natūraliai skaičiai, mokaisi tol, kol tame darbe nėra nė vienos klaidos. Taisymas yra kasdienė, organiška, natūrali praktika, o ne siaubo baubo kontrolinio subalansavimas. Trečias dalykas, mokytojo resursas yra pats brangiausias resursas, turėtų būti naudojamas labai tikslingai, taupiai ir kryptingai, o ne ištaškomas tiesiog linksminant auditoriją. Ne? Tai ir naudojamos vis dėlto vidinės ir išorinės motyvacinės strategijos, jos yra sudėtos jau į pačią platformą. Tai yra, tu turi savo tikslą, tu sieki savo tikslo, tu nesilygini su niekuo kituo, tu nesilygini su bendrais vidurkiais ir vis dėlto bazinis lygis užtikrina tai, kad moksleivis tikrai išlaikys pupą. Tai reiškia, jeigu jisai pabaigė bazinį lygį, gauna tuos savo sąžiningai uždirbtus nuo 4 iki 6, yra taip pat garantuojama, kad jis ir išlaikys pupą. Dėl to, kad yra ir užduotis taip sudėliotos ir, na, jeigu moksleivis pradeda naudotis Kulsi 5 klasėje, tai yra tiesiog labai lėtas, labai minkštas, labai patogus procesas. Jeigu pradeda naudoti 10 klasėje, tai tada tikrai toks intensyvesnis, nes realybė yra tokia ir po mūsų diagnostikos matosi vėl tas pats, kas realiai yra, apie ką jūs visi kalbate, tai yra, kad moksleiviai neturi mokymosi įgūdžių, jie atsiskaitė kontrolinių ir viską pamiršo. Tai mūsų visas koncentrinis ugdymas, tai reiškia 5 klasėje mokiausi, ant tų žinių statau 6 klasėje, toliau platesnės žinias ir 7, ir 8, ir 9, ir 10 mes galime tą, nu, tiesiog pripažinti, kad taip neveikia, nes 9 klasėje aš vėl aiškinu 5 klasės kursą, nes pusė klasės neprisimena nei terminų, nei turi konspektų, nei žino, kas tas protarpinis pasikartojimas, nei moka mokytis, nei geba pasidaryti atminties korteles. Tai visa šita metodinė bazė, ką mokinys turi mokėti, kad mokėtų mokytis, ar ne? Jinai šiandieną yra tiesiog, na, plynas laukas. Nes viskas, į ką orientuojasi moksleiviai, yra pažymys. Ir kai tas pažymys netitinka po to egzaminų rezultatų, eilinį kartą yra baudžiamas mokytojas, eilinį kartą pasakoma, kad blogai mokė, eilinį kartą vėl kažkas lieka kaltas, bet jeigu mes būtumėm nuoširdus su vaiku nuo pat pradžių, jeigu taškų nesurinkai, nu, nėra tiek taškų, žiūrėk, nu, nepavėjai, kažką žiūrėk, 3 savaitės darai vieną užduotį ir jos vis dar nepadaręs, tai greičiausiai arba reikia siūsti moksleivį į PPT, ar ne, ir tada yra labai aiškus argumentai, arba reikia pripažinti, kad tokiu greičiu, tokiu tempu, nu, teks tau mokytis pagrindinės mokyklos kursą ne 6, 7 ar 8 metus, ar tau tai ok, ar tu to nori, ar tau viduje tai kas su to, tavo tėvam, ne? Ir tai yra nemažas pokytis visai bendruomeniai, taip, nes labai dažnai ir tėvai nori tik tai, kad viskas būtų gerai, atrodytų gerai ir nesvarbu, kaip yra iš tikrųjų, bet, na, galų gale, jeigu mes paleidžiame šitą momentą, paleidžiame realybę tokią, kokia jinai yra šiandien, mes labai brangiai sumokame tiek savo psichologinę sveikatą, tiek savo emocinę būseną, na, kai užgriūva mus lavinos ir kaltinimai dėl vienokių ar kitokių egzaminų rezultatų. Čia nuostabos nėra. Kiek dirbai, tiek uždirbai. Viskas labai paprasta. Ir mūsų abiturientai, kurie pagal šitą metodiką pernai išleidom 1 abiturientų kartą, pagal savo išsikeltus tikslus, jie net viršijo 63% savo akademinius lūkesčius. Ir ne taip, tai netgi per mažus lūkesčius išsikėlė, sakykime, ne? Tai bet vaikai adekvačiai vertina, ko man reikia,
į kokį universitetą aš stosiu, kokiu rezultatu aš noriu pasiekti, ką man reikia padaryti, kad galėčiau taip pasiekti, ar man verta, man matematiką reikia tik išlaikyti, ar man matematikos reikia 60%, ar man matematikos reikia 100%. Tai yra visiškai skirtingi strategijos ir visiškai skirtingas mokymosi turinys ir visiškai skirtingas mokymosi gylis, tempas, viskas. Tai kai vaikai susikalibruoja, ar ne, ir kiekvienas pasirenka tai, kas yra jo ir jam, mes matome labai didelį kokybinį pokytį pačiame žmoguje. Tai jau nebe, ir dabar jie visi pirmakursiai, ar ne, rašo laiškus, skambina ir jų vienintelė žinutė, kad jų bendramžiai tiesiog yra visiškai pasimetę, nemoka nei universitete orientuotis, nei mokytis, nei sugeba save organizuoti, sako, ačiū, mes išėjom ir čia viskas, aš gebu. Aš suprantu, kaip man tą daryti, suprantu, kaip daryti, kaip man planuoti, kad sesija neužgriūtų, kaip man tiesiog yra kita kokybė išėjusio į pasaulį žmogaus. Jisai stovi ant kojų, jis neidealizuoja savęs, bet ir nesmerkia savęs. Ar ne, jisai sako, čia yra mano stiprybės, čia yra mano neinteresų zona, ar ne, ir aš nepasimetu tarp šitų dviejų taškų, nei puolu demonizuoti, nei puolu aukštinti. Ar ne? Ir tada, grįžę atgal į namus, tiek iš užsienio, tiek iš universiteto kitų, ar ne, pirmiausia, ateina į mokyklą. Tai, man atrodo, yra pats geriausias rodiklis, kuris sako, kad sistema veikia. Bet ar lengva pradžioje? Ne. Mums nelengva patiems su savim, ar ne? Nes turime labai keisti savo žiūros tašką ir savo komunikacinį tašką su mokiniais. Ypatingai sunku mokiniams, nes pagaliau jie turi dirbti, o nebegali tiesiog sėdėti, nusikrapštyti ir pažymių reikalauti. O dar sunkiau tėvams, kurių auksiniai vaikai staiga pasirodo visai neiš aukso nulėti. Ir kad žinios, kurias turėjo prieš 2 metus išbarstytos ir jau kažkur vėjais paleistos ir jokio nėra apčiuopiamo solidaus taško, į kurį vaikas galėtų sugrįžti pasikartoti. Ar ne? Tai galima naudoti platformą ir vaikų spragoms pildyti. Tiesiog nemoki tokios temos, eik pasimokyk tą ir eiti su visa klase. Galima, bet ir vėl netam buvo sumastyta šitas įrankis. Galima naudoti kaip papildomą priemonę namų darbam, diferencijuoti, individualizuoti. Galima, bet ir vėl netam buvo sugalvotas šitas įrankis. Tai vėl, ar galima naudoti ne pagal paskirtį? Žinoma, kad galima. Bet jeigu naudotumėm pagal paskirtį, tai būtų iš tikrųjų klasės transformacija, 100% individualizavimas. Ir, iš esmės, jei pažiūrėtumėm, tai yra tikrai procesas, kuris reikalauja apsisprendimo. Tai, nežinau, turbūt protingiausia būtų skirti laiko dabar klausimams. Akvilė, kiek turime klausimų? Kol kas keletą buvo techninių klausimų, juos atsakiau ir buvo vienas labiau iš to, ką pasakoji, tai kokie yra susitarimai tarp moksleivio ir mokytojo, kiek laiko yra skiriama darbo atsiskaitimui, taisymui ir panašiai. Tu minėjai, kad kartais gali prireikti rašinį taisyti 18 kartų, kol bus, ir man atrodo, tai skamba ganėtinai gąsdinančiai ir neįtin patraukliai. Tai kaip atrodo tas taisymo procesas, darbo atsiskaitimo procesas, ypač jeigu 30 moksleivių klasėje gali mokytis 30 skirtingų temų? Tai pirmiausia, kad planas yra sudėliojamas mėnesių, ar ne? Tai jeigu mes pažiūrėtumėm lietuvių kalba yra 5 savaitinės pamokos, per mėnesį daugiau mažiau 4 savaitės, tai yra 20 pamokų, per 20 pamokų sudėliojamas planas su tai, kiek tau reikia padaryti, kad pasiektum norimo rezultato. Jeigu į tai įkrenta rašinys ir tu įtaisai 18 kartų, tai nereiškia 18 skirtingų pamokų. Tai reiškia, kad kartais vieno rašinio rašymas, jis užtrunka ilgiau, bet per jį išmokstami kiti dalykai, kaip ir demonstravau pavyzdį su elektroniniu laišku, ar ne? Vaikas rašė tik elektroninį laišką, nedidelė tema, 24 taškai, tokia visai, ar ne? Ir staiga mes suprantam, kad jis kreipinio nemoka skirti, tai jis nueina ir dar sustoja rašinio elektroninio laiško taisymas, ar ne? Ir jis eina mokytis kalbos pažinimo temos, kuri vadinasi kreipiniai ir jų skyryba. Ir išmokęs kreipiniai ir jų skyrybą, atsiskaitęs aną temą, jis gauna automatiškai 30 taškų ir dabar gali grįžti pabaigti
elektroninio laiško rašymą, nes jis išmoko tai, ko nemoko, ne šiaip padėk kablelį, ar ne? Aš nusakau, pataisyk kreipinį, jisai nesupranta nei kur tas kreipinys, nei kaip jį taisyti, vadinasi, ką man daryti? Ką daro tradiciniai mokykloje mokytojai? Tiesiog pasibėdavoja ir viskas, ar ne? Arba parašo ten 6, bet kur tos žinios? Juk jų reikės vėliau. Ne? Tai čia yra galimybė toks sustoti, nueiti ir grįžti. Nereikėtų gąsdintis 18 kartų, todėl kad su kiekvienu rašiniu geometriškai mažėja konsultacijos. Iš esmės, čia yra toks startinis taškas žmogui, kuris neturi jokių įgūdžių. Bet jeigu pirmą rašinį reikėjo taisyti 18 kartų, taip pat mes suprantam, kad ne visą rašinį reikia perrašyti 18 kartų. Kad aš netaisau gramatinių klaidų, kol nėra turinys visas ištaisytas, kol nėra argumentavimas sutvarkytas, ne, bet tai čia yra tokia metodinės subtilybės. Tai visa tai yra, na, būtent, kai jau tie tos mokyklos, kurios dirba su Schools, jie gauna ir metodinį palydėjimą, ar ne? Tai mes išsamei, detaliai nagrinėjame tuos atvejus ir tokiu atveju, na, mokomės, kaip tai daryti. Bet tai yra pats metodas, jis yra vienos klaidos principas, ar ne? Vienu metu aš taisau vieną klaidą. Nes jeigu aš įsivaizduoju, kad man reikia skaityti dabar visą rašinį, ir jį pataisyti, ir vėl pataisyti, tai ne, taip vyksta, ar ne? Tai aš permetu akimis rašinį, matau čia, ar ne, galiu iš karto žiūrėti, trūksta argumento, trūksta šaltinio, trūksta sakinio, kuris jungtų šitas 2 mintis, viskas. Tiek. Realiai konsultacija apie 2 minutės. Turėjome klausimą, kada mokytojai ruošia planus mokiniui. Ar mokama už tai, kokia būtų mokytojo apmokėjimo struktūra šiuo klausimu? Labai geras klausimas. Iš esmės, pusę laiko, kuris skirtas kontaktiniam laikui, yra skirtas pasiruošimui, ar ne? Darbų taisymui ir panašiai. Kadangi darbų taisymas vyksta kontakto metu, jūs nieko nesinešate namo. Pamokų kaip po tokių praktiškai nebėra, jūs nereikia ko ruoštis. Tai praktiškai visas pasiruošimo laikas būtų galima sakyti, kad yra skirtas mokinio planams sudėlioti, individualiam pokalbėms su mokytojais, su mokiniais ir tėvais ir panašiems dalykams. Nėra tai ant viršaus to, ką jūs darote, tai yra vietoj to, ką jūs darote šiaip įprastai, ar ne? Tai planų sudėliojimas yra skaičiuojamas pasiruošimo ir mes esame apskaičiavę, kad jeigu per metus 10 minučių skiriame vienam moksleiviui kiekvieną mėnesį, mes vis vieną sutaupome pusę pasiruošimo laiko, kuris yra skiriamas mokytojui dabar. Bet sąžiningai, tiek, kiek yra mokytojų skiriama, dabar dar mokytojai tai dirba 5 kartus daugiau, negu kad dabar skiriama, ar ne? Jeigu aš turiu per dieną 6 pamokas, man yra skirtos 3 pamokos pasiruošimui, kontrolinių taisymui, grįžtamajam ryšiui rašyti, komunikacijai su tėvais ir visa kita, ar ne? Tai šiuo atveju, štai šitos 3 pamokos jas nesutelpa, ne? Tai mokytojai sėdi iki vėlos nakties, taiso tos darbus, tašusnis sąsiuvinių, nešasi namo ir panašiai. Tai nėra tvaru, tai nėra net etiška, ar ne? Taip, tai yra labai didelis pasišventimas ir pasiaukojimas, ir tai yra tarnystė, ir tai yra aukštesni idealai, bet nežinau, man kažkaip jau norisi ateiti visuomenėje į tą tašką, kur galima pataisyti tom tikrus momentus, kad nereikėtų taip aukotis ir nereikėtų taip savęs, nežinau, išbarstyti po gabalėlį. Labai daug pavyzdžių davė iš lietuvių kalbos ir štai turime iš Laimos klausimą, būtų įdomu išklausyti iš matematikos mokytojų pusės, ar ne, kaip tai atrodo nuo A iki Z, kaip atrodytų tas procesas ir metodika, kaip veiktų matematikos pamokose. Kadangi pati esu lituanistė, tai natūraliai turbūt daugiau pavyzdžių ateina iš lietuvių kalbos, iš matematikos tai atrodo lygiai taip pat. Tai reiškia, kad moksleiviai, kai padarome diagnostiką, mes ją padarome pagal bendrasias ugdymo programas iš kiekvienos temos, kuri yra bendrosios ugdymo programose. Tai reiškia, mes aiškiai žinome, ką vaikas moka ir ko nemoka, ar ne? Tai irgi. Ir sudėliota yra taip, kad bazinis lygis yra paprastas labai, ar ne? Tai reiškia, kad moksleivis gali mokytis ir tiesinės funkcijas, tačiau mokosi su natūraliaisiais skaičiais. Ten nėra, nežinau, nėra šaknų, nėra trupmenų ir panašiai. Tai lygiai ta pati tiesinio funkcija su jau trupmenomis ir daliniais skaičiais kitais, ar nebūtų pagrindinis lygis, šaknis ir komplikuoti atvejai būtų aukštesnysis lygis. Ar ne? Tai mokinys iš tikrųjų gali išmokti kiekvieną temą, bet labai tokiu jam suvokiama
bazinio lygio koncepcijoje, ar ne? Ir iš matematikoje irgi gali likti ratai tam tikrie teminiai, kai mokytoja daro pristatymą sudėtingesnės temos arba keliems moksleiviams pradėjus klupti toje pačioje vietoje, visus susodina tuos moksleivius, kuriems tai yra aktualu į ratą ir pradeda ten grupinę konsultaciją 5, 10, kartais 15 minučių, ne? O likęs laikas, ypatingai matematikoje, nes lietuvių kalboje mes dar turime, sakiau, iš 5 pamokų 3 konsultacijos, o kitos 2 paprastai būna kažkas kito, ar ne? Bet čia jau specifinis dalykas, dėl to, kad mes turime viešąjį kalbėjimą, kuriam reikia auditorijos, ar ne, praktikuoti su moksleiviais, turime aptarimus, diskusijas, daug kitų metodų, kurie yra dalykiniai. Matematikai galite turėti 5 pamokas, kurios yra grynos konsultacijos ir nieko. Tai tiesiog vaikai mokosi, vaikai ateina, vaikai gauna kiekvienas sako, nesuprantu, kodėl čia toks atsakymas, aš sakau, atkreip dėmesio, ar tu perkeliai X į teisingą pusę. Gerai, supratau, einu, dirbu toliau, ar ne? Arba nesuprantu, padariau bandomąjį testą, čia yra klaida, sakau, žiūrėk, šita klaida labai gerai iliustruota yra tame ir tame filmuke, teorijoje. Grįžk atgal, persižiūrėk, susikonspektuok tą filmuką, nes be to filmuko konspekto tu ir negali išspręsti šitos užduoties. Matote, aš padedu moksleiviui, kiek aš dabar užtrukau, gal 20 sekundžių, ar ne? Tai viskas, 20 sekundžių ir kitas vaikas, 20 sekundžių, 2 minutės maks, ar ne, ir kitas vaikas. Tai realiai iš tikrųjų atsiranda galimybė kiekvienam vaikui skirti kiekvieną pamoką to dėmesio. Ir nebūtinai kiekvienam ir reikia. Čia ir yra turbūt grožis. Taip, kaip tik užsiminiai apie tai, kad ruošimo metodinė medžiaga visa yra prieinama, ne, tai klausimas buvo, kas ruošia tą būtent metodinę medžiagą. Ir aš gal dar kartu papildyčiau, kaip tik minėjai, kad vertiname pagal taškus visoje platformoje, ne, tai kaip yra, iš kur tie taškai atsiranda, kaip jie konvertuojami į pažymius vėliau ir kokią jie funkciją atlieka. Tai 2 klausimai, ar ne? Pirmiausia, kas ruošia medžiagą, tai ruošia dalykininkai, taip, tai yra komanda lituanistų, komanda matematikų, komanda anglistų, jie visi dirba mokyklose, jie visi turi kontaktą su vaikais ir jie visi patys bando tai, ką patys kuria, ar ne? Kuriama yra pagal bendrasias ugdymo atnaujintas programas, bent jau didžioji, iš esmės tai yra jau sukurta, ne? Tai ir sukurta, ir kuriama, ar ne? Tai pagal atnaujintas bendrasias ugdymo programas ir nežinau, čia toks turbūt atsakymas į šitą klausimo dalį, o į kitą klausimą, ar ne, taškai, tai taškai yra susieti su valandomis skirtomis mokymuisi, ar ne, kiek laiko yra, kiek savaitinių pamokų yra skirta tam dalykui, kiek moksleivis turi jų gauti per metus, kiek turi gauti per 6 metus, per visą pagrindinę pakopą, nes labai svarbu momentas, turbūt nepaminėjau, kad Schools yra ugdymo turinys ir organizavimas nuo 5 iki 10 klasės. Ne? Tai irgi čia apimam tik šitą momentą. Ir tada ta taškų koreliacija ateina iš čia, ar ne? Taip pat mačiau, subliksėjo liktai man klausimas apie slenkstinį lygį. Tai slenkstinis lygis yra integruotas kartu su patenkinamu lygiu, yra pakankamai didelis diapazonas taškų, kad mokytas priimtų, nemokti irgi, tiesiog pažiūrėtų į lentelę ir konvertuotų pažymį į tuos taškus, į tą pažymį, kuris atitinka tą taškų skaičių. Tai reiškia, kad jeigu per 175 pamokas, ne, moksleivis geba išmokti X temų, ar ne, tai pažymys yra toks. Moksleivis geba išmokti Y temų, pažymys yra toks. Moksleivis geba išmokti delta temų, tai pažymys yra toks. Tai iš esmės taip pat labai svarbu suprasti, kad kas 5-okui yra 10-ukas, tai 6-okui jau yra tik tai 4, ar ne? Kad taškai jie per laiką irgi kaupėsi. Tai nėra, kad kažkoks absoliutus vienetas, aš surinkau visus taškus ir man nebereikės mokytis, ar ne? Tai irgi yra vaikai taip labai dažnai mąsto, aš surinksiu visus taškus, kurių reikia 10 klasiai ir man nebereikės mokytis, aš viskas, nebeturėsiu ką mokytis 3 mokslo metus. Sakau, žinoma, taip irgi yra įmanoma, tik tai niekam nėra pavykęs. Taip, bet teoriniam lygmenį taip, tai yra įmanoma. Jeigu tu baigsi visą Schools kursą 6 klasėje, tu turėsi 4 metus poilsio per lietuvių kalbos pamokas. Bet tam, kad tu tuos taškus surinktum, aš nežinau, reikia dieną naktį sėdėti ir
dar brandos iš kažkur įsikrėsti, nes tam tikrų kūrinių tikrai nesuprasi, kaip ir tam tikrų matematikos temų tikrai nepaimsi, kol neužauksi. Kaip tik turime klausimą, jeigu, pavyzdžiui, matematikas pastebėtų, kad mokinio spraga yra teksto nesuvokimas, ar galėtų jūs nukreipti pagalbos pas lituanistus, ar kaip? Ir čia, man atrodo, labai siejasi ankstesnėme webinare, kai irgi kalbėjome apie individualizuoto ugdymo galimybės, irgi buvo klausimas, kada rasti laiko bendradarbiauti su kolegomis ir atrasti kažkokių bendrų sąsajumo taškų. Tai ką atsakytum į tokį užklausą? Manau, kad nuostabus pastebėjimas, būtent tokie momentai mane labai įkvėpia apskritai švietime. Taip. Jūs, tai, ką jūs matote, taip ir yra. Jeigu aš matematikė suprantu, kad vaikas matematikos nemoka ne dėl to, kad matematikos nemoka, dėl to, kad sąlygos nesugeba perskaityti, gal man iš tikrųjų verta bendradarbiauti su lietuvių kalbos mokytoju ir sakyti, žiūrėk, sumetam pamokas į bendrą, aš jam dabar, pridėkim jam dabar daugiau lietuvių kalbos temų, tegul jis išmoksta skaityti, tegul išmoksta suprasti tekstą, o po to matematikos temas sudėsim jau tada, kai mokės lietuvių ir galėsime mažiau lietuvių kalbos temų įdėti ir palikti daugiau matematikos temų. Tai čia ir yra sistemos lankstumas, čia ir yra jos galimybė pritaikyti kiekvienam vaikui. Irgi tame reikalinga meistrystė, nes galima labai lengvai užsižaisti ir vaikas visus metus matematikos neturės, ar ne, bet suprantam, kad niekur taip toliai irgi nenueisim, ar ne, tačiau tas galimybė palaviruoti, galimybė padėlioti lankščiai, čia klasės auklėtojo vaidmuo tampa irgi labai svarbus, ar ne, tai yra, jeigu aš matau kaip mokytoja savo dalyką, ar ne, mano kolegė mato savo dalyką, kita kolegė savo dalyką, ar ne, ir mes galim trise susėsti, sutarti kažkokį mėnesio planą, ar ne, bandomai, ar pusmečio planą, ar ne, tai klasės auklėtojas yra tas, kuris mato bendrą visą vaizdą, ar ne, ir gali sakyti, gali kalbėti su tėvais, kad vaikas išsikėlė savo neadekvačius lūkesčius, kad realiai tai net fiziškai nėra įmanoma su jo žiniomis, su to, ko jis nežino, pasiekti rezultatą, kuris tai nori būti. Tai čia yra, tam yra tokie trišaliai pokalbiai, bet čia irgi jau metodiniai subtilumai, kuriuos mes einame jau su to mokyklom, kurios nusprendžia keliauti individualizuoto ugdymo keliu. Taip. Bet ta galimybė, kad dabar matematiką trumpam sustabdysim, porą savaičių per matematikos pamokas pasimokys vaizdo sukonstravimo savo galvoje iš sk.b 7 temos skulsija, ar ne, lietuvių kalbos, manau, kad yra labai, šiaip mes tą ir taikom mokykloje, kurioje aš dirbu, tai to yra tikrai labai daug, gal tiesiog parenkam matematinius labiau tekstus, ne, tas pačias skaitimo strategijas, kurios taikom lietuvių kalboj, tada žino ir matematikos mokytoja ir sako, nepamiršk, kad dabar mes skaitom sąlygą, prisimink, kokią strategiją reikia taikyti, čia yra ta pati strategija, kaip tu per lietuvių kalbos skaitimų užduotį taikė, ne? Tai toks dalinimasis, stiprybė yra vienybėje, stiprybė yra, kai mes dirbame kaip komanda. Pabrėžiai, kad turinys yra 5-10 klasėms, turim klausimą, ar kada bus ir galbūt kažkada bus ir pradinėms klasėms, ar ne? Tai aš šitą klausimą tau ir pati esu kažkada uždavusi, ar ne? Ar pradinukams įmanoma tas individualizuotas mokymasis? Tai gal galėtum šiek tiek apie pradinių klasių specifiką paminėti. Na, pradinukai mūsų irgi dirba, tai yra dar metodas, kurį vystome. Jie dirba ne su kompiuterinėmis matricomis, kaip mes vadinam, ar ne, nes tas turinys langelis išdėliotas, kur vaikas mato visą turinį ir renkasi iš jo. Dirbam su popierinėmis matricomis, bet lygiai taip pat pradinukai puikiausiai, juos reikia daugiau vesti, ar ne, juos daug labiau reikia, jiems yra daug sudėliota, daug sprendimų padėta jiem arba priimta už juos, bet kokiu atveju yra daug labiau fasilituoto proceso, dalyvauja veiklose, ar ne, ir iš tų veiklų, mato, šitoje veikloje buvau mėlynas lipdukas, iš tos veiklos jau turiu konspektą raudonas lipdukas, jau esu pasiruošęs atsiskaityti geltonas lipdukas, mėginau atsiskaityti geltonas lipdukas, kol galiausiai žalias lipdukas, reiškia, atsiskaičiau tą temą moku, konspektą įsisegu į savo aplanką, taip, tai nuo mažų dienų ugdoma kompetencija. Savaime suprantama, tada jie ir į pagrindinę pakopą ateina visiškai kitos parengties. Tačiau, čia yra daugiau metodinių subtilumų dėl amžių tarpsnių psichologijos. Dėl to, kad kai vaikai nuo 5 metų yra iki 11 metų, tai
yra labai didelis skirtumas ir daug didesnis negu nuo 11 iki 15, ar ne? Tai taip, tai ja, planuojame vieną dieną dalintis turiniu, bet tai būtų labiau ne turinys vaikams, o turinys mokytams. Ne? Nes pradinės mokyklos vis dėlto profilis ar ne, arba kryptis vis dėlto būtų medžiaga mokytojams, pamokų planai mokytojams, šablonai mokytojams ir kurie tiesiog metodinės gairės ir panašiai. Bet lygiai taip pat planuojame ir vidurinio mokyklos pakopą irgi bent jau kai kuriuos dalykus privalomus, tuos, kurių daugiausia egzaminų laiko, tai tikrai 11-12 klasės turinį irgi ateis laikas ir tikrai atsiras, tiesiog tikrai užtruks dar, kol sistemiškai ir patys egzaminai pereis į kitą tašką ir paruošime medžiagą. Ir gal jau paskutinis toksai klausimas, man atrodo, bus, nes ir laiko prasme pažadėjom iki valandos tilpti. Ar yra galimybė gyvai stebėti tokias pamokas? Man atrodo, toks klasikinis klausimas, ar? Yra galimybė, kiek žinau, ir Forvardo mokykla turi vizitavimo galimybę pasitvirtinus vidinę tvarką ir yra, manau, būtų gal visai verta kreiptis ir kitas mokyklas. Turime idėjų ir nufilmuoti tokią pamoką, gavus tėvų sutikimus ar ne ir panašiai, bet žinokit, tai būtų tokia nuobodi pamoka žiūrėti. Jūs įsivaizduojate, atsidarote ekraną, o ten visi sėdi palinkę prie savo kompiuterio, atsistoja vienas, prieina prie mokytojo, nueina, ateina kitas prie mokytojo, nueina ir va taip visą pamoką. Tai stebėjimas yra, suprantat, ne šou elementai, čia yra esmė, kad mes grįžtame prie ištakų, mes grįžtame prie mokymosi grąžinimo į mokymąsi, ar ne? Ne prie animatorių koncepto, ne prie šaumenų koncepto, o prie mokytojo kaip dalykininko, prie mokytojo kaip eksperto, prie mokytojo kaip metodininko ir prie mokytojo to, kuris konsultuoja ir teikia pagalbą. Ir tada per tą individualų ryšį ateina iš tikrųjų daug įkvepiančių momentų, kai žiūri vaikui akis ir sakai, matai, tau tai pavyko. Tai yra visai ką kita, negu žiūri prieš klasę ir sakai, šaunuoliai, jums pavyko, ar ne? Ir taip, tai ir palaikymas, ir padrąsinimas, formuojamasis vertinimas, viskas tiesiog natūraliai sukrenta į vietas. Taip, tai su klausimais tikriausiai viskas. Šio webinaro įrašą, kaip ir kitų webinarų, kuriuos organizuojame, rasite mūsų YouTube kanale. Taip pat Julija 2 kartus per savaitę dalinasi trumpais praktiniais impulsais, mes taip juos pavadinom, nes tai yra labai trumpi, labai praktiški, labai lengvai pritaikomi patarimai tiek mokytojams, tiek mokiniams, kaip pasiekti efektyvesnio mokymosi, įdomesnio mokymosi ir geresnių rezultatų. Tai juos irgi galite rasti Facebooko Skulsi puslapyje. Kviečiam pasekti, matysit ir kitus mūsų renginius. Rytoj kaip tik turėsime nemokamą webinarą tėvams apie tai, kaip vertinti savo vaiko vertinimą, nes kaip tik, ką ir minėjo Julija, dažnai tėvų lūkesčiai vaikams prasilenkia su vaikų pastangomis arba gebėjimais, tai norime šiek tiek ir tėvus įtraukti į tą tokią sąmoningą diskusiją, kad jie suprastų, atrastų ir gebėtų tapti bendradarbiais mokymosi procese ir padėtų mokiniui būtent įvertinimą priimti kaip refleksiją, kaip galėjimą pasitaisyti. Tai visą tai rasite mūsų Facebook puslapyje, galite pasidalinti su tėvais, šiandien iki 10 valandos vakaro dar galima registruotis, tai galbūt kažkas norės. Ir vasario 14 dieną, Valentino dienos, galima sakyti, proga, ne visai apie meilę, bet apie pagarbą kalbėsime, kaip būti gerbiamu nepagarbos amžiuje, tai irgi kaip užmegzti glaudų ryšį su moksleiviais, kad jisai būtų pagarba grįstas. Tikimės, kad bus įdomu ir naudinga, irgi registraciją rasite mūsų Facebook puslapyje arba siunčiamuose naujienlaiškiuose. Tikriausiai tiek. Ačiū visiems. Ir iki susitikimo kitose renginiuose. Viso geriausio.